Labą dieną, mano vardas Stasys Kolevas. Šioje laidoje susipažinsime su kurortinėje Vasagoje įsikūrusią lietuvišką Kretingos stovyklavietę. 1953 metais tėvai pranciškonai nupirko šį žemės plotą ir įrengė čia stovyklavietę, kad lietuviškas jaunimas galėtų krikščioniškoje aplinkoje praleisti savo vasaras. Kadangi stovyklavietė yra nuostabiai gražioje vietoje, netgi priminanti Lietuvos pajūrio peizažą, kasmet čia suvažiuoja gausūs būriai vaikų iš visos Kanados bei Amerikos. Stovyklos yra nepaprastai svarbi dalis, kadangi suburia jaunimą ir duoda jiems progos pabendrauti ne tikram pasauly, bet tokiam sukurtam pasauly, kurie turi progą pasididžiuoti ir pasidžiaugti savo lietuvišką kultūrą, savo lietuvišką dainą, kalbą, istoriją ir bendrai tokia lietuviška aplinka yra jiems sudaryta. Tai man atrodo, kad tas yra nepaprastai svarbu. Šie metai 2002 jau bus 20 metai, kai organizuoja Kretingos stovyklą. Prieš maždaug 50 metų tėvai pranciškonai nupirko šiuos 25 akrus, kad Prisikėlimo parapijos jaunimas turėtų kur vasarą praleisti gamtoj ir krikščioniškoj aplinkoj. Tuo laiku stovykla vadinosi Aušra ir per tuos beveik 30 metų, kai buvo Aušra, perėjo labai daug darbininkų ir labai daug stovyklautojų. Prieš 20 metų tėvai pranciškonai pastebėjo, kad buvo reikalas pakeisti stovyklų pobūdį ir pasikeitė į Kretingą ir atskyrėm stovyklas. Pirma 2 savaičių buvo lietuviškai kalbantiems stovyklautojams, o antra nelietuviškai kalbantiems stovyklautojams. Aš dabar čia apsiėmiau prieš 20 metų, kadangi aš pati stovyklavau Aušros stovykloje ir aš turiu labai daug gražių prisiminimų ir man buvo svarbu, kad kai mano vaikas augs, kad ir jam būtų tokia pat stovykla ir kad jisai irgi galėtų pasidžiaugti. Aš esu Aurelija ir man 12 metų. Dabar metų Kanadoje aš esu 3-4. Programa labai faina, yra įdomu, yra kitaip. Labai man patinka. Ar valgai lietuviško maisto namuose? Aišku, mama lietuvė. Kokį maistą? Cepelinai, barščiai, ko tik gali sugalvoti.
Mano vardas Daina Rasutytė ir man yra 12 metų. O kaip skiriasi, manai, jaunimas Kanadoje ir Amerikoje nuo jaunimo Lietuvoje? Ar jie daro tuos pačius dalykus, ar? Nu, biški kitaip ten domisi kitais daiktais. O muzika kitaip? Jo, ten labai visi mėgsta dainuoti instrumentais. Ar išmokai kokių naujų dainų čia, Kretingoje? Jo. Nori užtraukti man vieną posmelį, vienos dainos? Man atrodo, kad niekas neįvertina, ką daro jaunystės dienose, iki kol jie yra vyresni. Man atrodo, kad vadovai čia, kur vadovauja ir stovyklauja, daug daugiau dabar įvertina jų stovyklavimo dienas, negu jie įvertino, kai buvo vaikai. Bet mūsų stovyklos per Ameriką ir per Kanadą yra nuolatiniai pilnos. Tai reiškia, kad jeigu ne vaikai įvertina, tai bent jų tėveliai įvertina tą stovyklą ir stovyklos svarbą. Mažam kambarėlį ugnelę kuriu, mažam kambarėlį ugnelę kuriu ir girdžiu motulę tyliai kalbant su kariu. Lietuva yra dainų kraštas. Aš buvau labai nustebinta, kai 94 metais važiavau į Lietuvą į dainų šventę, nes vežiau savo šokių grupę. Ir aš nesitikėjau, aš iš tikrųjų maniau, kad buvo daugiau šokančių Lietuvoje negu dainuojančių. Ir buvau tikrai nustebinta pamatyti, kiek žmonių tenais dainuoja. Mūsų tauta yra dainininkų tauta. Yra daug lengviau dainuoti negu kalbėti lietuviškai. Mūsų vaikai stovyklai dainuoja mielai ir pakelia jų ūpą. Jie jaučiasi dalis tos visos lietuviškos grupės, to būrio. Sudaro tokią stovyklinę nuotaiką puikią. Bendrai aš manau, kad daina padeda išlaikyti irgi tą kalbą ir kultūrą. Per pastaruosius 50 metų daugiau nei 6,000 vaikų yra peržengę Vasagos stovyklos vartus. Stovykla ypatingu būdu paliečia nereto jaunuolio gyvenimą. Į Kretingą suvažiuoja jaunimas iš plataus pasaulio, iš Šiaurės Amerikos, Europos, net iš Pietų Amerikos. Čia užsimezga draugystės, kurios dažnai tęsiasi net visą gyvenimą. Stovyklautojai bei vadovai negali įsivaizduoti vasaros be jų pamiltos Kretingos. Kretingos stovykloje, tai čia, sakyčiau, nuo pat pradžių padėjau pirmoje vietoje be abejo kaip kapelionas. Čia yra tikrai gili evangelizacijos dirva. Čia, kur jaunimas atvyksta ir tikrai atsiveria, atsidaro, nes jie sukuria savo pasaulį. Jie pajėgia
padėti, jie pajėgia, tą aplinką padeda atsiverti ir jaustis natūraliai, nes jaunystė tikrai yra dovana. Tuo pačiu padedu su programa, padedu su administracijos ir mes jau pradedam žiemos metu planuoti ir dirbti, ruoštis stovyklai su kitais. Aš neturiu abejonių, kad stovykla turi labai gilią įtaką ir prasme jaunimui, mūsų stovyklautojams ir vadovams, nes mūsų vadovai yra tie, kurie buvę stovyklautojai, čia užaugę. Ir kaip kalbėjo, kai jau stovyklautojai ir jau baigė savo stovyklavimų metus, jie labai įdomu pasiklausyti jau, nes čia jau dirbame 20 metų ir mes jau pajėgėme jau suprasti, kokią turi reikšmę. Ar tai bus, jie pajėgė išvystyti savo talentus čia, kūrybingumą, sudaro savo draugystę, jie suranda, formuoja savo identitetą. Jie tikrai pajėgia rasti savo vietą, nes nepamirškim, stovykla yra vieta, kur jaunimas renkasi kartu ir suformuoja, sukuria savo pasaulį, savo vaikų pasaulį. Mes už vartų paliekame savo kasdieninės problemas, šeimininės problemas. Ir čia yra vieta, kur net jaunimas randa tinkamą progą net ieškoti savo identitetą ir prieiti ir nagrinėti ir spręsti savo problemas. Daugumas Kretingos stovyklos geradarių dirba be jokio atlyginimo. Daug iš jų yra stovyklautojų močiutės, seneliai, tėveliai, bei jų draugai, kurie patys kažkada jaunystėje stovyklavo. Aukoja savo laiką, kad lietuviškas jaunimas pastoviai turėtų vietą, kurioje galėtų susiburti, susidraugauti ir pabūti gamtoje.